Sveiki, istorijos prie kavos. Šiandien jūs išgirsite Michailo Landburgo miniatiūrą Akiniai. Pasaulyje nėra nieko, kas visiškai klaidinga. Net ir sulaužytas laikrodis 2 kart per dieną rodo tikslų laiką, kolyje. Aš sėdėjau prie rašomojo stalo ir mąsčiau apie gyvenimą. O kai liovausi mąstęs, pakilau iš vietos ir pasiėmęs akinius priėjau prie vakarinio lango. Lango stikle išryškėjo palinkusi prie vyro peties mano Anos galvutė. Mano Ana, viešpatie, kasgi tai? Nieko nesuprasdamas aš stovėjau visiškai suglumęs. Akiniai, mano akiniai. Atrodo, jie iš manęs tyčiojasi. Metęs ant grindų akinius, pagalvojau aš. Ir staiga Anos galvutė kartu su ten esančiu petimi išnyko. Visiškai priblokštas tos minties, kad saulei tekant kitą dieną, aš vėl lange išvysiu kažką panašaus, pakėliau nuo grindų akinius. Ir visai nejudėdamas iš vietos, aš prastovėjau prie lango iki ryto. Ryte išbėgau iš namų. Matau, ko nereikia, aš pasakiau gydytojui poliklinikoje, nesupratau. Atsilauždamas kėdėje pasakė gydytojas, man reikia pakeisti akinius, per šiuos dabar aš matau ne tą ir ne taip. Šit kaip, padėjęs man peties savo delną, prabilo gydytojas. Numanau, ar tikrai gydytojau? Išsigandau aš, nejaugi numanote.